Kai 2023-aisiais dirbtinio intelekto ir didelių kalbos modelių dirbtinis intelektas pasibeldė į mūsų pasaulį, mes buvome apakę nuo to, ką gali padaryti toks dirbtinis intelektas. Ir tai kai kuriems iš mūsų gali kelti pakankamai didelį nerimą, vien dėl to, kad mes nežinom, kaip iš tikrųjų vystysi dirbtinis intelektas, o gal kai kuriais atvejais mūsų profesijos pataps nebereikalingos. Ir jums renkantis ateities kažkokius dalykus, ką jūs norėsite veikti, nebeaišku, ar tos veiklos po 5-10 metų jos vis dar bus aktualios, ar jų nepakeis dirbtinis intelektas. Dėl to, kad kai kurios galbūt specialybės jis išnyks, bet gali būti, kad atsiras daug specialybių, kurių dar nėra šiuo metu. Ir jūs kažką tai galbūt naujo veiksit. Pavyzdžiui, galbūt bus tokios specialybės kaip išmanių namų dizaino vadovas, darbovietės vaibo architektas, duomenų detektyvas, kibernetinių nelaimių programuotojas, klimato kaitos projektuotojas, žmonių ir robotų komandų formuotojai, įsipareigojimo sportui psichoterapeutas. Tas, kuris padeda, nes mes esame tinginiai ir reikia kažkokiu būdu tai nueiti sportuoti. Laiko brokeris, kuris padės laiką planuoti, o galbūt net jį pardavinės mums vieniems arba kitiems. Organų dizaineris, nes jau dabar spausdinami organai 3D printeriu, galbūt jūs irgi to būsite. O gal jūs būsite asmens duomenų pardavimo konsultantas. Kas ten žino? Gali būti tokių specialybių, kurių šiuo metu tikrai nėra. Ir tas neužtikrintumas, nežinojimas, kas bus ateityje ir kaip dirbtinis intelektas padarys tam įtaką, gali kelti tam tikrų klausimų. Tad imkite ir pagalvokit su keliais sekančiais klausimais, ką galite padaryti. Tai vėlgi pagalvoti apie tai, kokios specialybės galimai išnyks dėl dirbtinio intelekto ir kaip tai gali paliesti jūsų pasirinkimus. Ir o ką jūs, pavyzdžiui, norėtumėt veikti, jeigu staiga dirbtinis intelektas pakeistų jūsų šiuo metu norimą specialybę, o galbūt jūs norėtumėt veikti kažką tokio, ko dar nėra. Pafantazuokite, paleiskite savo vaizduotę laisvai ir pamastykite apie tai, kas galėtų būti. Nes kuo daugiau jūs sugalvojate savo galva galimybių, tuo yra ramiau žiūrėti į ateitį ir nerimas, kuris dabar yra dėl tos pačios ateities, gali būti truputėlį mažesnis.